Antroji Eufolio pamoka. Paieškos lange įvedame tinklalapio pavadinimą mahara.eufolio.eu. Patikrinkit, ar tikrai nustatyta lietuvių kalba. Prisijungimo lauke įrašo savo prisijungimo vardą, slaptažodį. Spaudžiam prisijungti. Matome mes vieną kol kas įrankių juostą. Toje įrankių juostoje spaudžiame meniu, turinys. Na ir parašome informaciją apie save, savo tikrą vardą, tikrą pavardę ir vardą, kurį galbūt norėtumėt, kad rodytų. Apačioj galit parašyti šiek tiek apie save. Kada įrašėt, spaudžiam įrašyti profilį. Šalia matome trečią įrankių juostą. Pirma, antra, trečia. Taigi trečiojo įrankių juostai spaudžiam kontaktinę informaciją. Ir čia galime suvesti savo svetainės adresą. Galbūt asmeninę svetainę turit, taip pat galima įvesti. Nurodyti savo tinklaraštį, miestą, kuriame gyvenate, šalį. Namų telefono numerį, darbo telefono numerį, na ir mobiliojo. Ir spaudžiame įrašyti profilį. Toliau pranešimų mainai, spaudžiam. Na ir čia galite įrašyti įvairių bendravimo priemonių, pavyzdžiui, Messenger, vartotojo vardą, Skype'o. Ir spaudžiame įrašyti. Na ir bendroji informacija. Apie jūs. Ir veiklos sritis. Spaudžiame įrašyti. Na, kada užpildėm bendrąją informaciją, galime įkelti savo nuotrauką. Spustelname ant paveikslėlio. Jums reikėtų iš kompiuterio įkelti nuotrauką, štai čia pačioje spaudžiam pasirinkti failą. Surandam nuotrauką, kuri jums patinka. Įrašom pavadinimą. Ir spaudžiam įkelti. Pasirinkti nuotrauką pažymim taškeliu ir spustelnam nustatyti numatytąjį. Na ir jeigu viską atlinkot teisingai, štai čia, šalia profilio turėtumėt pamatyti savo pasirinktąją nuotrauką. Tai tiek darbo pirmajam kartui. Sėkmės!